Sveiki. Pradėkime nuo vieno labai intriguojančio paradokso. Kaip tauta gyvenanti pačiame Europos istorijos, greitkalyje. Ten, kur žygiavo teutonų riteriai, Napoleono armija, 20-ojo amžiaus tankai, kaip jie galėjo išlikti genetiškai beveik nepakitusi. Tai juk, tai ne šiaip istorinis klausimas. Tai biologinis galvosūkis. Visiškai. Ir tai paradoksas, kuris tiesą sakant šokiravo pačius mokslininkus. Reikia suprasti, kokie buvo jų lūkesčiai. Genetikai, kurie pradėjo analizuoti lietuvių DNR, jie, tiesiog trinėjo rankomis. Tikėjosi pamatyti genetinį katilą, chaotišką mišrainę. Logiška, tiesa, po tiek visko. Taip, bet tai, ką jie rado, privertė perrašyti ne vieną vadovėlio skyrių. Vietoj chaoso jie atrado monolitą. Genetinį kodą išsaugojusi tūkstantmečių senumo paveldą, kuris didžiojoje Europos dalyje jau seniai, tiesiog išnykęs. Ištirpės. Būtent. Taigi, šiandienos mūsų misija panerti į šaltinius ir išsiaiškinti, kaip lietuviai išsaugojo šį stebėtiną unikalumą. Ką jų DNR atskleidžia apie pačius pirmuosius Europos gyventojus. Kokia paslaptis slypi jų kalboje, kurią lingvistai vadina gyvąja iškasena. Ir aišku, kaip Lietuvos didžiosios kunigaikštystės strategija padėjo apsaugoti tautos branduolį. Gerai, išnarpliokime tai. Pradėkime nuo tos pagrindinės ir, man atrodo, labiausiai stulbinančios išvados. Lietuviai yra genetiškai neįtikėtinai vienalyčiai. Šaltiniai sako, kad jie vakarų medžiotojų rinkėjų. Taip. Tų mėlynakių tamsiodžių žmonių, kurie klajojo po Europą dar gerokai prieš žemdirbystę. Tiesioginiai palikuoniai. Štai čia ir reikia sustoti, nes kai sakome vakarų medžiotojų rinkėjai, tai skamba labai abstrakčiai. Bet šaltiniai piešia labai konkretų paveikslą. Tai buvo žmonės, kurie genetiškai dominavo visoje Europoje tūkstančius metų. Ir ironiška, bet jų išvaizda šiuolaikiniam europiečiui atrodytų egzotiška. Egzotiška? Skvarbios mėlynos akys ir tamsi beveik ruda oda. Oho. Vėliau juos beveik visiškai pakeitė ir asimiliavo šviesesnės odos žemdirbėjai. Atsikėlė iš Anatolijos, jie atsineša savo genus, savo kultūrą ir senasis sluoksnis beveik išnyko. O Lietuva viena iš nedaugelio vietų, kur šis senasis pirmųjų europiečių genetinis pėdsakas išliko toks galingas. Palaukit, tai reiškia, kad lietuviai yra tarsi gyva fosilija tos senosios Europos, kuri kitur beveik išnyko. Būtent tokia išvada peršėsi. Ir priežastis yra, geografija. Izoliacija. Taip, genetinė izoliacija. Gyvenimas neperžengiamų miškų ir pelkių apsuptyje, kur net Romo legionai nedrįso kelti kojos. Būtent tai ir leido įvykti šiam stebuklui. Jie tiesioginė to žodžio prasme buvo apsaugoti nuo didžiųjų migracijų bangų, kurios nušlovė Europą. Kol kitur vyko tautų katilas, čia buvo savotiškas genetinis rezervatas. Būtent. Gerai. Vadinasi, izoliacija yra raktas. Bet kas tiksliai buvo izoliuota? Jei šaltiniai leidžia pažvelgti giliau, ką mes matome vyrų linijoje? Ar jie tokia pat vientisa? Oi, čia istorija tampa dar įdomesnė. Vyriškoji į chromosomą pasakoja ne apie vientisumą, ji pasakoja apie dramatišką dviejų visiškai skirtingų pasaulių sintezę. Dviejų pasaulių? Taip. Pirmasis srautas tai haplogrupė R1A. Tai klasikinis indoeuropietiškas pėdsakas. Aha. Jį atsinešė virvelinės keramikos kultūros kariai, atkeliavę iš rytų stepių su bronziniais kirviais, arkliais ir saulės kultu. Vadinasi, čia nieko stebėtino. Tai yra dalis didesnės Europos istorijos. Matome tai ir pas slavus, ir pas germanus. Taip, bet tada atsiranda tas lietuviškas bet. Ir koks tas bet? Tas bet yra haplogrupė N1C. Šaltiniuose jį vadinama Sibiro pėdsaku. Sibiro? Genetinė aido banga atsklidusi iš tolimojo Uralo. Beveik pusė lietuvių vyrų nešioja šį žymenį. Atvirai pasakius, tai skamba kaip milžiniškas prieštaravimas. Sibiro pėdsakas. Kaip sibiriečiai galėjo atsidurti Baltijos jūros krante ir tapti, europiečių tautos dalimi? Tai ir yra ta didžioji mislė. Ir atsakymas pasirodo nėra invazija ar užkariavimas, kaip galėtume tikėtis. Vadinasi, nebuvo karo. Genetiniai duomenys nerodo masyvinio vietinių vyrų pakeitimo.
Tai labiau primena ilgą lėtą infiltraciją. Atvykėliai iš rytų Uralo medžiotojai, jie nesunaikino vietinių, jie taikiai asimiliavosi. Šaltiniuose naudojamas puikus palyginimas, jie ištirpo juose kaip cukrus karštoje arbatoje. Ištirpo. Paliko savo genetinį pėdsaką, tą N1C haplogrupę, bet visiškai perėmė vietinę kalbą, kultūrą ir net išvaizdą. Prie to dar grįšime. Tai neįtikėtina sintezė. Bet vyrai yra tik pusė istorijos. Ką šaltiniai sako apie moteris? Ar jų DNR pasako tą pačią istoriją? Kažką visai kitokio. O, Jei vyrų linija yra 2 upių santaka, tai moterų linija tai viena gili, lėta ir per tūkstantmečius nepakitusi upė. Lietuvių moterų mitochondrijų DNR, perduodama iš motinos dukrai, yra tikra laiko kapsulė. laiko kapsulė. Analizė rodo, kad motinis tiesis linijos čia beveik nesikeitė pastaruosius 4000 metus. Palaukite, 4000 metų. Tai protu nesuvokiama. Reikia akimirkos tai suvokti. Įsivaizduoti, kad moterų linija išliko stabili per visus karus, marus, migracijas. Būtent. Tai nepertraukiama motinų ir dukterų grandinė, gyvenusi toje pačioje žemėje, tikėtina dainavusi tas pačias lopšines ir saugojusi namų židinį, kol aplink griuvo imperijos. Vadinasi, būtent moteris tapo tų biologinių inkarų. Taip, vyrai galėjo ateiti ir išeiti, maišytis, bet moteris užtikrino tęstinumą. Jos ir yra to genetinio monolito pamatas. Šis genetinis konservatyvumas, ypač moterų linijoje, atrodo tiesiogiai siejasi su kalba. Juk neatsitiktinumas, kad lietuvių kalba tokia archaiška, kad jie vadina gyvąją iškaseną. Tai ne metafora, ar ne? Ne, tai ne metafora. Pavyzdžiui, kai lietuvis sako, Dievas danguje duoda duonas. Taip. Jis ištarė sakinį, kurio beveik kiekvienas žodis turi tiesioginį atitikimą senajame sanskrite. Dievas, divi, dadatidhanas. Neįtikėtina. Tai neskoliniai, tai tiesioginis paveldas iš proindoeuropiečių kalbos, skambėjusios prieš 5000 metų. Kalba ir genomas čia veikia kartu, kaip dviguba apsauginė sistema. Kaip tai? Konservatyvus genomas, saugomas izoliacijos, išsaugojo konservatyvę kalbą, o kalba savo ruoštų tarnavo kaip kultūrinis barjeras. Vadinasi, trumpai tariant, kalba tapo savotišku imuniteto skydu genomui. Puikus palyginimas. Tai uždaras kultūrinio imuniteto ratas. Net ir priėmę krikščionybę, pats paskutiniai Europoje, lietuviai netiesiog ją priėmė, ją adaptavo, prisijaukino. Kaip rūpintojėlis. Būtent. Garsusis rūpintojėlis, susimąstęs Kristus, savo dvasia labiau primena seną miško dvasią, pagonišką dievaitį nei kanoninį šventąjį. Senasis kodas persisunkė net per naują tikėjimą. O tada įvyksta dar vienas istorinis paradoksas. Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Kaip ši maža, izoliuota, pagoniška tauta staiga sukuria vieną didžiausių viduramžių Europos valstybių, nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Ir genetika mums duoda labai netikėtą atsakymą į šį klausimą. Paprastai, kai tauta sukūrė imperiją, ji, aktyviai platina savo genus. Aišku. Tačiau lietuviai pasielgė visiškai kitaip. Šiuolaikinių baltarusių ir ukrainiečių, kurių protėviai 100 metų gyveno LDK, DNR analizė rodo minimalų lietuvišką genetinį indėlį. Beveik statistiškai nereikšminga. Bet ar tai buvo sąmoninga strategija? O gal tiesiog elito buvo per mažai, kad galėtų kolonizuoti tokias didelės teritorijos? Šaltiniuose diskutuojama apie abu variantus. Tiesa, tikriausiai per vidurį. Viena vertus, tai galėjo būti pragmatiškas sprendimas. Elitas suprato, kad bandymas asimiliuoti daug didesnės slavų populacijas baigtųsi jų pačių ištirpimu. Suprantama. Kita vertus, tai atspindi ir pagonišką gentinę savimonę, aišku, mes ir jie atskirimą. Jie veikia kaip elitas – administratoriai, kariai, kunigaikščiai, bet nesiekia ištirpdyti savo kraujo slavų jūroje. Šaltiniuose jie apibūdinami kaip lašas aliejaus vandenyje. Matomi, darantis įtaką, bet nesimaišantis. Būtent. Tai buvo neįtikėtinai toleregiška identiteto išsaugojimo strategija. Valdyti milžiniškas teritorijas, bet genetiškai likti savo etninio branduolio ribose. Bet čia kyla vienas esminis klausimas. Jei beveik pusė lietuvių vyrų neša tą Sibiro pėdsaką. Ta NVC. Taip.
Kodėl tipinis lietuvis atrodo kaip etaloninis europietis? Šviesus plaukai, pilkai mėlynos akys, aukštas ūgis. Kur dingo tie išoriniai bruožai? Atsakymas slypi negailestingoje evoliucijos jėgoje. Tai reiškinys, kurį mokslininkai vadina genetiniu išbalinimu. Išbalinimu? Taip, genetic bleaching. Kai tie Uralo medruotojai atkeliavo prie Baltijos, jų nebuvo daug. Čia jie sutiko vietinės moteris, tų pačių pirmųjų europiečių palikuonės. Ir vietiniai genai atsakingi už išvaizdą pasirodė stipresni ir, kas svarbiausia, geriau pritaikyti aplinkai. Vadinasi, iš esmės gamta per tūkstančius metų perdažė atvykėlius vietinėmis spalvomis, nes tai buvo naudingiau išlikimui. Tiksliai. Reikia nepamiršti, kad šiaurės klimate, kur saulė retas svečias, šviesi oda yra milžiniškas pranašumas. Dėl vitamino D? Būtent. Ji leidžia daug efektyviau pagaminti gyvybiškai svarbų vitaminą D. Per tūkstantmečius gamtinė atranka tiesiog išbalino populiaciją. Sibiro ichri chromosoma liko tik kaip žymos pase, kaip suvenyras, bet tautos veidą nulipdė šalta šiaurės saulė. Todėl lietuviai šiandien yra viena šviesiausiai pigmentuotų tautų planetoje. Tai ne estetika, o biologiniai šarvai. Taip, nukalti per tūkstantmečius. Gerai, tai paaiškina išvaizdą. O kaip šis unikalus profilis atrodo plačiame Baltijos regione? Ar Latvija ir Estai yra tokie patys? Ne, DNR aiškiai brėžia ribas. Genetiškai Estai yra daug artimesni suomiams, tai fino-ugrų pasaulis. Supratau. O lietuviai ir Latvijai yra paskutinis senųjų baltų bastionas. Tačiau net ir čia yra svarbus niuansas. Genetika rodo, kad lietuviai yra mažiausiai susimaišę su germanų ir slavų gintimis, lyginant net su kaimynais Latvijais. Mažiau paveikti Livonijos ordinu. Būtent. Jei pažiūrėtume į genetinį žemėlapį, lietuviai yra tarsi atskira sala, nutolusi nuo Europos centro. Tai ir paaiškina tą konservatyvumą. Kai sakote paskutiniai baltai, tai skamba gana dramatiškai. Reiškia, buvo ir kitų, kurie neišliko. Ir tai yra tamsus, tragiškas šios istorijos skyrius. Šalia lietuvių protėvių gyveno kitos klestinčios baltų gentis – prūsai, jotvingiai, galindai. Jų kalba buvo panaši, dievai tie patys, DNR beveik identiška. Bet jų nebėra. Jų nebėra. Prūsai buvo fiziškai sunaikinti arba asimiliuoti Teutonio ordino, ištirpo vokiečių etnose. Šiandien Kaliningrado srities gyventojų genetinė analizė rodo tik silpną, vaiduoklišką tų senųjų baltų atgarsį. Tai baisus priminimas, kaip arti išnykimo ribos buvo ir patys lietuviai. Labai arti. Jie yra tiesiog išlikę broliai, tie, kurie sugebėjo atsilaikyti. O Lietuvos didžioji kunigaikštystė tapo savotiška arka prieglobstiu visam baltų pasauliui. Prieglobsčiu? Taip, pabėgėlė nuo kryžiuočių kalavijojų bėgo į Lietuvą. Tad iš esmės šiandieninio Lietuvos DNR yra ir paminklas išnykusiam Prūsui ar Jotvingiui. Jų istorija įrašyta ne akmenyje, o ląstelėse. Apibendrinant visą šią neįtikėtiną istoriją, panašu, kad lietuvių DNR tai ne tik mažos šalies pasakojimas. Tai gyvas reliktas, genetinis rezervatas. Įrodymas, kad tauta gali išgyventi imperijas, karus, globalizaciją ir išsaugoti savo unikalų kodą. Jų kraujyje, pasirodo tiesioginėje prasme, teka laikas. Ir lietuviškas fenomenas moko mus vienos svarbios pamokos 21 amžiui. Globalizacija nėra nuosprendis unikalumui. Galima būti didelio modernaus pasaulio dalimi, naudotis išmaniaisiais telefonais, bet tuo pačiu metu savo ląstelėse nešioti senovinį kodą. Kodą, kurio neįveikė jokia imperija. Ir pabaigai norisi palikti klausimą apmąstymui. Ką šis tūkstantmečius saugotas atsparumo ir konservatyvumo kodas reiškia dabar? Kaip tauta, kurios genuose atrodo įrašytas gebėjimas stovėti skersvėje ir neperšalti, gali panaudoti šį unikalų paveldą ateityje, kai pasaulis aplink tampa vis labiau vienodas.